užduočių surašymas prasideda nuo darbų išskaidymo struktūros sudarimo. Tai yra, reikia padaryti užduočių hierarchinį medį, kur aukščiausiame lygyje visą laiką yra projekto pavadinimas, žemesniam lygiai yra tarpiniai rezultatai, dar žemesniam lygiai yra tų tarpinių rezultatų kažkokios darbų grupės ir iki konkrečių darbų, sudarančių tą darbų grupę. Pavadinimas projekto užsideda automatiškai ir format skirtukė yra išjungta, bet galima visą laiką įjungti Project Summary Task, tai yra, kad rodytų viso projekto pavadinimą. Ir matot, automatiškai įjungia, kad tai yra Project 2. Project 2, čia nieko baisaus, tai yra, jisai paima pavadinimą nuo failo pavadinimo. Bet aš šitą dalyką galiu pakeisti ir parašyti, kad Vik Alex, kaip projekto pavadinimas yra, ir toliau eina, reiškia, jau sudėtinės to projekto dalis. Ir jeigu man nereikia, kad visą laiką tas pavadinimas būtų, aš tiesiog išjungiu Project Summary Task. Projekte ta hierarchija, matot, atsivaizduoja. Pats aukščiausias lygis yra projekto lygis, tada galima, reiškia, po apačią rašyti, sakysim, tarpinį rezultatą, tą tarpinį rezultatą smulkinti į darbų grupės, imti kitą tarpinį rezultatą ir vėl smulkinti, reiškia. Kaip tas dalykas daroma? Taip, jeigu mes dabar imam pavyzdį, kad mes pirmiau susirašėm stambius darbus, tarpinis rezultatas ir norim tą tarpinį rezultatą į smulkesnius. Tai tiesiog aš galiu padaryti daug insert mygtukų, arba, sakysim, su klaviatūra, arba su pele galiu padaryti. Ir, sakysim, tarpinis, čia bus darbų grupė 1, čia bus darbų grupė 2, o čia darbų grupė 3. Kaip dabar man jos padėti po tarpinių rezultatų? Kažkaip su dešiniu mygtuku reikia. Reikia pasižymėti. Ir matot, yra rodiklėlė. Audent, indent. Lygiai, jo. Tai kadangi man reikia pakeisti, tai aš turiu į dešinę pusę, reiškia paimti dešinę rodiklėlę. Ir jisai, matot, po tarpinių rezultatų padėjo šitos darbus. Jeigu aš noriu darbų grupę į konkrečias užduotis išsiskaidyti, pavyzdžiui, ten 3 darbus. Tai darbas 1.1, 1.2 ir 1.3. Tai ką aš turiu padaryti vėl? Pažymėti ir su rodiklėlė padėti po apačią. Ir tokiu būdu mes gauname tą darbų išskaidymo struktūrą.